Visur dalyvaujantis, visur Terminas studentas apibūdina žmogų, kuris mokosi aukštojoje mokykloje. Į rėmus studentą turbūt neįmanoma įstatyti. jo, visur dalyvaujantis, organizuojantis labai daug ką. Jeigu jau esi studentas, tai gal esi kažkiek imlesnis nei tas kitas, kur ne studentas. Man atrodo taip. O gal atvirkščiai? Tai yra interneto žmonės, tai yra socialinių tinklų žmonės. Visą laiką tu jauti, kad kartais net kuriozai kyla, tada pradeda šnekinti per Facebooką, užduoti klausimus, kviesti kažkur tai. Kitaip tariant, tai yra jau virtualios tikrovės žmonės. Vuolia, tai yra nauja Lietuva. Lotynų kalboje žodis students reiškia uoliai dirbantį. Studento terminą pradėta vartoti dar senovės Romoje. Tada tai buvo vadinami visi mokslo siekiantys ar kurį nors mokslą studijuojantys žmonės. 12 amžiuje atsiradus universitetams tai buvo vadinami jų lankytojai ir dėstytojai. Kiek vėliau įvedus universitetų dėstytojų mokslo vardus magistro, profesoriaus, docento, studentais pradėti vadinti tik universitetų lankytojai. O koks šiandieninis studentas domėjomės Vytauto Didžiojo universitete. Net iš tolo neįmanoma lyginti dabartinių studentų ne tik su mano karta, tarkim, kada aš buvau jaunas, bet netgi su tais mano studentais, kurie studijavo pas mane, tarkime, nepriklausomybės pradžioje, nuo 91 metų iki 98, tai buvo dar kita Lietuva visiškai. Dabartinis studentas, žmogus beieškantis savo kelią. Labai sunkiai. Jie iš tikrųjų yra be galo modernus ir jie mažiau ceremoniniai yra. Gal dėl to jų kontekste kartais gan juokingai atrodo dar tie profesoriai, kurie, pavadinkim, švelniai yra labai prognozuojami ir standartiniai tokie. Truputėlį pasipūtę, iš aukšto žiūrintys, žinot, tai man atrodo šitų studentų jau akivaizdu jie atrodo gana komiškai. Mes šiek tiek esam laisvesni. Tuo, kad ir palaidžiau žiūrime viską. Ir man atrodo, kad lietuviai labai modernus yra. Dingo tas toksai lietuviškas konservatizmas, kurį kažkada buvo galima atsekti. Kada jauni lietuviai jautė kažkokią tai ypatingą, tokią pietetinę pagarbą profesoriams ir dėl to su jais iškilmingai, bet dabar nieko. Ir mokinys, ir studentas gali pašnekinti per Facebooką, pakviesti kur nors. Atsirado betarpiškumo daugiau. Tai yra gan betarpiška banga, sakyčiau, jaunų žmonių. Aš manyčiau, kad studentas tai tas, kuris maištauja, tas, kuris ieško savęs aplinkoje, aplinkos ir terpės, kurioje galėtų būti visą likusį gyvenimą. Tai čia mes turbūt susikuriam savo kažkokį tai rėmą, kažkokias tai taisyklės, jas galbūt laužom, ir po to veikiam. Kaip tikina VDU bendruomenė, šiandieninis studentas žingeidus, kūrybiškas, veiklus ir svarbiausia socialiai atsakingas. Studentavimas turbūt yra geras laiko praleidimas po paskaitų, tai aš tai nelabai žinau, ką tai reiškia, atvirai pasakysiu, nes aš tai studijuoju. Studentų ratas, kuriuos aš matau, tai yra tokie studentai, kurie mokosi, kuriem tikrai rūpi mokslai, bet jiem dar svarbiau yra kažkokios socialinės veiklos. Jie nori veikti kažką aktyviai, nori įsilieti kultūrinį gyvenimą ir ne tik sėdėti prie knygų. Žmonės, kurie eina tik į paskaitas, jie praranda daugiau negu pusę turbūt to, ką galėtų gauti. Pelnyti tą pripažinimą dabar dėstytojui yra sunkiau studentų akise. Yra reiklesni šitie žmonės ir kita vertus, man atrodo, jie nėra provincialūs, tai yra tokie europietiški žmonės jauni. Man tai patinka. Dažniausiai tie studentai, kurie tikrai žino, ko nori, kurie įstoja būtent ten, kur jie nori, tada atsiranda tas imlumas ir žingeidumas. Tik tai tuo met, kai žmogus tikrai žino, ko jis siekia ir ko jis nori, tada jis pilna koja dirba. Siekdami įgyti kuo daugiau patirties, studentai ne tik semiasi mokslo žinių, bet ir įgyvendina įvairias iniciatyvas po paskaitų, organizuoja renginius, dalyvauja parodose, kuria projektus. Mes festivalį organizuojam jau 5 metus, tai yra pirmasis jubiliejus, tai yra būdas išreikšti save, atrasti save, susirasti draugų, tiesiog pamatyti pasaulį plačiau, ne tik paskaitose sėdint, bet mes mokomės ir veikdami kažką ir kurdami kartu. Ši diskusijos idėja gimė visai spontaniškai, tiesiog ruošiant Fluxus parodą. Diskutavom, kaip reikėtų apibrėžti ir ką reikėtų atsiremti, stengiantis apriepti tokį įvairiapusį judėjimą. Šią parodą ir organizavo visas meno kuratorystės magistrančių kursas. Kiek matau, tai jie turi tikrai geras sąlygas studentai šiai dienai. Ir va, matote puikų teatriuką. Dabar atvirumo laipsnis yra toks didelis, kad studentai yra pastudijavę bent po semestrą praleidę kitose universitetuose neretai, ypač geri studentai. Ir jie turi europinę patirtį neretai, ypatingai tie geri studentai.
aukšto lygio, tai aš turiu pasakyti, kad tai yra jau kiti žmonės visiškai. Ir žinot, tai yra labai įdomu, nes tu per juos matai, kaip keičiasi šalis. Studentai visur tokie patys. Kiek man teko bendrauti, mes ir klube turim vieną ispanę, tai jinai visiškai nesiskiria, skiriasi tik kalba. Mūsų toks pat humoro jausmas, mes taip pat matom pasaulį. Aš tikrai nemanau, kad studentai iš skirtingų šalių turi kažkokių ypatingų skirtumų.